Pokalbiai apie orą. Ką gerbimieji, sveiki. Šiandieną turėsime tokį įdomų pokalbį apie pečius. Mūsų senoliai sakydavo pečius, o mes šis sakai sakome šilumos siurblys, oras, vanduo. Turiu kartu kolegą gerbiamą Airidą ir mes šiandieną dviese pasikalbėsime apie šildymo sistemas, kaip galbūt reiktų pasirinkti, nes būtent dirbame su šia sritimi ir laisvą formą papasakosime, kokią mes turime patirtį, gal į ką reiktų atkreipti dėmesį ir kažkiek apžvelgsim tos techninės dokumentacijos, techninių duomenų ir galbūt dar kažką ten pabandysim ir palyginti, kad jums būtų geriau. Tai ką, gerbėmėjai, važiuojam. Pradėsiu, sveiki visi. Labas, Gedai. Tai pradėsim, ko gero, nuo kas tai yra šilumos siurblys. Jo, mes būtent dabar aptarsime, kad suprastumėte, namuose dabar iš senų laikų turėjome šildymo sprendimus paprastus. Tai, pavyzdžiui, aš irgi suaugęs kaime, pas mus būdavo pečius, kur kraunamos malkos, tada buvo katilas, kur atsidaro duris į metalą ir išėjo radiatoriai, ir po to jau ten miestiečiai turėjo ir dujas, ir, žodžiu, atrodo taip jau senovė, bet dar šiai dienai dar gyvename kai kurie tokiuose namuose. Ir žinokit, aš dar važiuoju į kaimą, kurie nupečiu ar žydinį, tai va, tai žodžiu, o mes paimsime truputį naujesnį dalyką, oras, vanduo, tai va, Airidas truputėlį papasakos, kokiu principu jis veikia ir bus lengviau suprasti. Airidai pasakok. Tai iš esmės, kada mes kalbėjom pavasarį apie kondicionierius, tai ne veltui vadina sistema oras, šilumos siurblys oras, vanduo, realiai didelis kondicionierius, didelis lauko blokas, tai šilumą jis atiduoda būtent į vandenį, mūsų cirkuliuojantį termofikatą, kuris, kaip pasakyti, vaikšto po mūsų radiatorių šildymo prietaisus ir panašiai. Tai iš pačių šilumos siurblių oras, vanduo, tai reikėtų ko gero išskirti du populiariausius dabar šilumos siurblius. Tai split išskirtas sistemas, kada mes turim vidinį ir laukinį bloką ir monoblokus, kada mes turime vieną didelį lauko bloką lauke ir iš jo jau gaunam šiltą vandenį. Tai dabar klausimas tau yra. Tai dabar tu man paaiškink. Anksčiau, ta prasme gaunasi, jeigu buvo dujinis katilas arba kito kuro katilas, tai galima tą šilumos siurblį oras, vanduo pajungti prie esamų sistemų, ar viską reikia daryti iš naujo? Jo, iš esmės pajungti galima visada. Klausimas tik tais vienas, kaip efektyviai mūsų šilumos siurblys veiks. Tai kaip ir bet kuriam šildymo prietaisui, svarbiausias niuansas yra šildymo prietaisai, namo efektyvumo varža, būtent kiek namas sulaiko mūsų šilumos, kiek jis gali būti laiko neatvėsęs arba atvės minimaliai. Tai manau, plačiau tikrai pakalbėsim būtent galbūt apie skirtumus, kuo skiriasi tie mūsų šildymo prietaisai, pats šilumos siurblys, prie kokių šildymo prietaisų, prie kokių temperatūrų veikia efektyviausiai. Tai ko gero galbūt pradėkim, kaip ir pats sakėjai, nuo būtent tų senų kieto kuro, senovinių katilų, pečių. Žodžiu, trumpai papasakosiu įdomią istoriją iš savo asmeninės patirties. Žodžiu, kadangi čia sukilęs iš kaimo, Molėtų rajone, prieš kelis metus mano močiutė turėjo seną katilą, sako, viskas nukėlės, tupėjau pinigų, sako, keisim. Mačius, aš jau čia nukas, užsivedęs, pasikūręs, sakau, viskas, tau mačiu, dėsim čia oras, vanduo, jeigu reikia, dėsim, o jeigu nori kondicionierius, aš jau jai čia pradėliau. Močiu taip sako, stopa, sako, niekur neskubėk, keisim iš katilo į katilą. Aš toks taip rangosi, nusvyro, žinai, sako, mačiu, sako, čia yra tie sprendimai, taram. Argumentai kaip žirniai į sieną. Tai, žodžiu, šiandieną mes paturėsime argumentus ir bandysim jums paaiškinti ir kad suprastumėte, kaip būtent, kad nebūtų tie žirniai į sieną, kad nebūtumėte taip, kaip mano močiutė užsispyrus ir kad nebijotumėte to oras vandens pečiaus. Jo, galbūt labai gerai taip užvedė ant kelio, kas tie būtent privalumai, kuogi skiriasi, mes pakalbėjom, kas tai per daiktas, bet visiškai žmogui galbūt gali būti neaišku, dėl ko tai patogu, dėl ko tai, kaip pasakyti, šio amžiaus yra šildymo prietaisai. Tai
lyginant su bet kokiu kietu kūru, su bet kokiu galbūt šildymo prietaisu, kurį reikia aptarnauti, mesti granulės, malkas ir panašiai, tai faktas, kad mes turim pranašumą su šia sistema, nes mes neturim jos matyti realiai gyvenime, nustatom temperatūrą ir tą temperatūrą nuolatos palaikom. Tai jeigu esminiai skirtumai, tarkim, lyginant su kietu kūru, su kietu granuliniu kūru, tai yra, kad būtent į mūsų radiatorius, grindinį šildymą, kitus šildymo prietaisus temperatūra yra leidžiama kur kas žemesnė, bet mes neturim tokių šuolių, kaip lyginant su malkomis, granulėmis ir panašiai, kada užsikūrenam nuo ryto, turim, 80-70 laipsnių radiatoriuose, vakare pas mus šalta, kūrenam per naujo. Tai gerai, tai palauk, dabar aš tave truputį sustabdysiu, aš pabūsiu mano močiutė, o tu pabūk anūkėlis, kuris dabar man pasakoja. Okay. Nu, ir idėlė, kas už elektrą mokės? Man prisuks ten elektrą, žinai, kiek? Ja, tai su elektra iš tikro, jeigu namas nėra visiškai kiauras, jeigu tai nėra C klasė ir žemiau, tai labai tikėtina, kad už elektrą mokėsit lygiai tiek pat, kiek mokėdavot už malkas ar už granulės. Tik nereikia man sakyti, prie Ruso malkas buvo pigiau, dabar malkas bus irgi pigiau negu buvo. Tai dabar paaiškink, ta elektra dabar čia bus pigiau negu malkas, ar taip? Ar darysi palyginimą? Nu, palyginimas iš tikro negalėtų būti vienas standartas, nes, kaip ir sakau, priklauso labai nuo mūsų namo efektyvumo, priklauso kokią mes temperatūrą norim palaikyti. Bet kaip pavyzdys, aš būtent savo uošvėms esu pastatęs jau, gal 6-7 metai atgal šilumos siurblį. Tai uošvio komentaras buvo toks, kad sako, moku tiek pat, tik tais nereikia malkų kopot, nereikia malkų sandaliuoti ir sako, aš net pamirštu, kur tas įrenginys stovi. O tai klausyk, tada klausimas taip gaunasi. O tai kaip mano mankšta procesas, kai jeigu aš ryte įpratęs esu atsikelti, nueiti į daržinę, atsinešti malkų, pakurti pečių, tas ryte atsikeli gaivu, vėsu, užkuri, kad sušiltų viskas. Tai visada nakčiai galėsi išjungti, atsikelsi bus gaivu, o mankštą tai ko gero joga, pilates rekomenduosiu. O klausyk, tada klausimas kitas yra, jeigu dingsta elektra, ką tada reiktų daryti, jeigu dingsta elektra? Šiais laikais neturėtume apskritai diskutuoti, kas nutinka, jeigu dingsta elektra. Žinoma, jeigu elektra dingsta, tai įrenginys be generatoriaus, be kito kažkokio tai energijos šaltinio, tai niekaip neužsikurs, nes tai yra grinai elektrinis įrenginys, būtent tiek kompresorius, tiek visi ventiliatoriai, jie naudoja elektros energiją. Tai ten malkų nebus kur užmest. Jo, malkų nebus kur užmest, tai kaip alternatyva lygiai grečiai kažkokį tai kitą šilumos šaltinį, jeigu jūs turit problemų, su elektros tiekimu, patartina pasilikti. Jo, tai šiaip iš tiesų papildysiu Airidą, žinau, kad jeigu dingsta elektra, tai ant pečiaus ar ant dujinio katilo negali dėti 100%, nes ten atsiminkite yra dažniausiai elektrinis šilumos siurbliukas, kuris varo po sistemą vandenį ir, pavyzdžiui, ir patys katilai dabar dažnai yra elektrifikuoti, tai žinokit, čia problema didesnė, nebent jis gelbėtų, jeigu būtų tas didžiulis pečius. Nebent turi židinį. Jo, nebent turi židinį, iš tiesų komfortai. Dabar taip. Aš dar pabūsiu tą močiutę, man tada kita problema. Aš pečių turiu, atidarau, malkų užmečiu, man viskas aišku. O jeigu dabar yra oras vanduo ir man tai reikės margyti, tik daug knopkių. Jo, tai iš tikro knopkių atrodo tik tais daug, bet tokia galbūt čia pasakysiu frazę iš savo praktikos, kaip sakydavau visada savo klientam, tai tu šilumos siurblį pamaigysi kažką, tai pakeisi, daugiausiai 2 žiemas, nes iš tikro jis pagal gamyklinius nustatymus veikia pagal lauko temperatūrą, šilumos siurblys mato, kada lauke nukrinta temperatūra, jis pakelia būtent temperatūro termofikato, tai vandens, kuris yra tiekiamas į šildymo prietaisus, ir paprastai sakant, jeigu kreivė suderinta gerai, tai tu paspausi tik įjungti ir išjungti, realiai 2 kartus per metus, kada norėsi, kad jis startuotų ir tada, kada norėsi, kad išjungtų. Tai gerai, ir dėlį, tada klausimas tau yra. Tai man tada reikės ką dabar, telyčią parduoti, kad aš šilumos pečių oras vanduo nusipirkti? Ne, šiais laikais jau ko gero telyčių parduoti nereikia.
pečius, kaip sakai, šilumos ir blis oras vanduo, tai nebėra tokie brangus galbūt, kada buvo prieš kokius 8-9 metus. Turim begalę tikrai rimtų specialistų per visą Lietuvą, tai tiek montavimo darbai, tiek pats įrenginys, galbūt įrenginio klasė yra nuo A iki Z, tai gali pasirinkti nuo pigiausio iki brangiausio variantų. Plus turime paramas iš valstybės, dabar pagal naujausią informaciją būtent ENA parama startuos kitų metų kiekvieną pirmą ketvirčio mėnesį, tai turit galimybę susigrąžinti, nežinau, galbūt ne tai, kad 50%, bet kitą kartą 70% ir daugiau sumokėtų sumos. Nu tai gerai, tai dabar žiūrėk, Airidėlė, dabar ką tu man sakai, ganas man nereikia pjauti medžio, o reikia išsaugoti gamtą ir tvariai gyventi. Gerai, aš dabar turiu seną pečių ir papasakau, kada galima tikėtis tos ENOS paramos ir kada čia valstybė tos pinigus pradės dalinti ir kur man čia nuėti, kad juos pasimtų. Jo, tai pagal energetikos ministerijos tam paskutinius pataisimus galbūt korekcijas, tai buvo startas berods spalio pradžioje, spalio pirmomis dienomis, bet jie dabar žada, kad parama bus vykdoma kiekvieną ketvirčio pirmą mėnesį. Tai žodžiu, kas ketvirtį ir pirmą mėnesį yra skelbiamas naujas kvietimas. Ir vienos paramos metu ten berods apie 8 milijonus išdalina. Tai čia vėlgi yra, kaip pasakyti, iš vienos medalio pusės, tai yra didžiulė parama iš valstybės, siekiant, kad žmogus gautų ekonomiškesnę, aplinkai netaršią sistemą. Žinoma, savaime jis gauna didelį komforto lygį, nereikia kiekvieną rytą šaltuose namuose bėgti iš kur pečiaus ar ten su galva, kur man sandėliuot granulės ar tai kažkokį kitą kietą kūrą. Tai gerai, tada sakyk man dabar gerbiamasai, tai kiek aš tų pinigų gausiu? Kiek pinigų gausi, tai reikėtų iš tikro galbūt labiau individualiai pasižiūrėti situaciją, nes būtent išmokos yra priklauso būtent nuo šilumos siurblio galios. Ta galia nėra nominali, kurią visi įpratę matyti buklėtuose, ta galia yra pateikiama tam tikruose dokumentuose, kurių ENA parama reikalauja. Tai yra toksai kriterijus kaip pareited, tai tiesiog sakant projektinė galia, kuri yra ne prie +7, prie -10 laipsnių, tai reali galia, kurią tu pavadinkim gausi žiemos metu, kada tau tos galios reikės. Labiausiai reikės, ar ne? Taip. Man atrodo, čia reiks eiti su kaiminku pastarti, kur čia dabar tu sakai, čia bais pratingai terminai išneki. Gerai, tai dar žodžiu, paimkime, tarkim, manau, tie, kas mus klauso, komentaruose galėtų parašyti, kokie būtent pas juos ten yra, tarkim, pavyzdžiui, atvejai, aš galbūt pamėginsiu rasti laiko ir atsakyti. Paimkim grubiai standartinį 100 kvadratų, tarkim, C klasę. Podinkim tą vadinamąją senąją statybą 90-ųjų, kuomet yra neapšiltinta. Nors dauguma, manau, kad jau daug kas yra pasišildę, bet paimkim tą tokį tas. Tai ten kiek maždaug reikėtų tokiam kilovatų, nes daug labai buvom aptakiai pašnekėti, bet kiek ten reikėtų to tarkim, kokio galingumo pečiaus? Jo, tai galbūt praplečiant dar tavo gedai mintį apie tuos individualius poreikius variantus, tai pats šilumos siurblys, nesvarbu kokio gamintojo, nesvarbu premium klasės, ekonominės klasės, jie efektyviausiai veikia prie žemų temperatūrų. Tai būtent kada mes paduodame radiatorius ne 50 laipsnių, ten 30-35. Tai šiuo atveju, jeigu mūsų namas yra labai kiauras, silpna C klasė, tai žinoma, mums reikėtų ko gero skaičiuoti ne mažiau 100 vatų į kvadratą, tai šiuo atveju 10 kW. Bet ar siurblys bus galingesnis, ar jis bus silpnesnis, jis neveiks super efektyviai, jeigu jis turės visada, kaip sakyt, dirbti maksimaliu pajėgumu, maksimaliais hertzais, suksis kompresorius. Tai visada tokia kaip mano rekomendacija, žinoma, pastatyti įrenginį visada galim, bet jeigu tai namo varža yra C klasė, tai ko gero reikėtų nusimatyti, kad norint efektyvaus ekonomiško šildymo, mes galbūt keisim radiatorius, galbūt apsišiltinsim stogą, pamatus, sienas ir panašiai. Ne, tai čia brungiai kalbė, man atrodo. Jo, nes iš esmės visi įrenginiai suksis C klasė, D klasė, bet klausimas, kiek suksis efektyviai.
Tai kada pats uždavė klausimą C klasė 100 kvadratų, tai kad įsivaizduoti, jeigu mes čia parinkinėtume 10 kW, kurie visada suktųsi maksimaliai, jie turim identišką namą, kuris, tarkim, yra A+ klasės, tai mes jau parinkinėtume 4 kW, maksimaliai 6 kW šilumos siurblį. Tai skirtumas tiek kainoje, tiek išmokose, tiek pačiam efektyvumui, būtent eksploatuojant, tai labai labai didelis. Nu tai gerai, tada žiūrėkit, jeigu dabar aš savo seną katilą airidėlę galiu pasilikti, ar man reikia seną katilą, kad dėdas į metalą išvežtų? Taip, norint gauti paramą, tai tu kaip ir įsipareigoji, kad seną katilą turi išpjauti, nes būtent valstybė ir remia tuos šilumos siurblius, kad tu atsisakytum taršaus, senovinio šildymo prietaiso, senovinio šildymo būdo ir keistum į naują, efektyvų ir, kaip pasakyti, draugišką aplinkai sprendimą. Man kaimynkas sakė, kad nebūtina pjauti, sakė, galima palikti ir tų patį. Tai žodžiu, reziumė, gerbimiai, diskutuojam su Airidu būtent apie tos ir į tą tokią rolę, kad užduodam klausimus. Labai žmonės dažnai iš tiesų mėtosi ir nežino, ką daryti, kur čia kreiptis, kas tą eina, kam skambinti. Nepabijokit tų žmonių, kurie pardavinėja šilumos siurblius, užklausti, kad jie padėtų jūs naviguoti. Kaip pavyzdys Gedartoj, mes dirbame būtent su žmonėmis, kurie pasiskambina, tai ir pasiklaus, ir mūsų būtent yra vadybininkas, kuris už jūs nesupildys, bet patars, kaip tą dalyką galima padaryti ir galų gale, tai visi pakonsultuoja, padaro. Nes jeigu, tarkim, pavyzdžiui, yra, tarkim, ta pirminė investicija atrodo iš pradžių ganėtinai didelė, jeigu pavyksta gauti paramą, tada ta investicija gerokai nukrenta, tai realiai, žinokit, kietas kuras jau nebetampa pigiau netgi pradžioje įsirengiant, negu po to eksploatuojant. Tai va. Jo, gal šiek tiek dar pridėsiu iš savęs, kad daugeliu atveju, jeigu tai nėra didelis, nėra kažkoks labai neefektyvus namas, kada mes naudojame mažo galingumo, to pavadinkim populiariausių galingumų nuo 6 iki 10 kW, tai pasinaudojus paramą tikrai įmanoma įsigyti šilumos siurblį panašią kainą kaip kondicionierių. Jo, tai iš tiesų jūs, manau, kad žmonės daug turi tų baimių ir mes tas baimės bandome jas išaukštenti, praspręsti, kad žmonės neturėtų to ir galėtų padaryti teisingus pasirinkimus, nes dažnai dabar statant naują statybą, aš pats dirbu su žmonėmis ir su jais komunikuoju, ką jie girdėjo, ką jie nori pasidaryti. Jiems tada kilo klausimų, tai kokį man pečių pasirinkti. Pirmas dalykas, ne tai, kad kokio gamintojo, o kokio galingumo. Tai mes būtent ir paskaičiavom su Airidu, davėm pavyzdį, kad jeigu įmame, tarkim, pavyzdžiui, seną statybą, tai ten galima ir 100 W į kvadratą skaičiuoti. Nuo jo statybai gali užtekti 35. Ta prasme, reiktų žiūrėti pagal klasę apie nuostolius. Nes toks mažas faktas, kurį reiktų atkreipdėmėsi, ką Airidas ir sakė, reiktų pasižiūrėti, koks yra šilumos siurblio galingumas prie tam tikros lauko temperatūros. Nes dažnai žmonės rašo kilovatus, bet tie kilovatai leidžiantis minusui žemiau, tie kilovatai taip pat krenta. Ir dabar tik tais, kuo šilumos siurblys naujesnis, dažnu atveju jis tuo stabiliau ir geriau išlaiko tą savo sumažina galios nuokrytį, padinkim taip. Tikrai taip. Tikrai pritariu ir galbūt čia iš tos diskusijos dar norėčiau paminėti vieną tokį svarbų aspektą, kad tai be galo svarbu varža, bet kokiam šildymo, vėsinimo įrenginiui, nes tai parodo tiesiog, kiek mūsų namas gali sulaikyti šilumos vėsos. Bet kitas labai svarbus niuansas, tai yra būtent šildymo prietaisai. Ar mūsų namuose yra radiatoriai, ar yra grindinis šildymas, galbūt radiatoriai, ar seni špižiniai, ar žema temperatūrai, ar kažkokie tai atnaujinti. Tai visi tie niuansai vėlgi labai žaidžia svarbų vaidmenį parenkant šilumos siurblį, nes kada pats minėjai tą tokias pačią svarbiausią galbūt kriterijų parenkant šilumos siurblį, kad krentant temperatūrai, gale krenta, bet taipogi, jeigu mes norim turėti aukštesnę temperatūrą, kaip pavyzdys yra radiatorius, tai ta gale irgi yra sugeneruojama kur kas mažesnė. Tai kaip pavyzdys, jeigu turim šildymo prietaisus grindinį šildymą, mums gali užtekti 25-30 laipsnių,
jeigu turim senus radiatorius, mums gali neužtekti 50 laipsnių. Taip. Nes dabar dažnu atveju nauja statyba, aš papasakosiu, kokiais niuansais esu pats susidūręs kaip montuotojas, kurias montuojam. Turiu vieną liūdną tokį dalyką. Iš tiesų, kas mane nuliūdino, čia buvo pora vystytojų, kurie ruošia namus pardavimui ir jie patys stato. Ir žinokit, jie deda per mažos galios šilumos siurblius, kad būtų kuo pigiau. Ir aš suprantu, kad žmogus įsigijęs namą, jūs, žinokit, gerai pasidomėkit, koks yra sumontuotas šilumos siurblys ir kokio galingumo ir ar jisai gali atitikti tą dalyką. Čia toks bus draugiškas jums patarimas, nes kad negautumėt katės maiše ir po to nereikėtų jums keisti šilumos siurblį į galingesnį, nes būtent vystytojas nori uždirbti didesnį kiekį pinigų, staupydamas ant kažko. Tai realiai, tai jeigu dėsi kuo galingesnis šilumos siurblys, tuo gaunasi jisai, pavadinkim, tuo ir brangesnis. Tai logiška. Tai žodžiu, čia patarimas vienas lifehackas, kad į ką atkreipkite dėmesį įsirengdami naują būstą arba pirkdami jau su įrengtu, nes dabar dažnu atveju bandoma, pardavinėti jau žmonės, kaip sakant, stengiasi įsigyti, kad jau būtų sumontuota, įrengta ir paleista, nes mes dar patogiai dar grįšim prie eksploatacijos, bet tie faktoriai jie labai yra svarbus. Klausimas jums dažnai įsigijate arba būstą, kur nėra šildymo sistemos ir tada jums klausimas, tai tą galingumą kokį pasirinkti. Mes jums pasakėm, bet jūs dažniau bandykite pasigauti būtent specialisto paskaičiavimą. Tai yra atsiunčiat brėžinius, pagal brėžinius yra paskaičiuojamas šilumos nuostolis ir tada jums yra plius minus aiškus tasai. Jeigu, kokie gali būti baimė, jeigu, tarkim, pavyzdžiui, kuo skiriasi brangus nuo pigaus šilumos siurblio. Tai aš turiu savo nuomonę, bet Aidas mane tikrai papildys, kad pigus šilumos siurblys, jisai prie didesnio minuso jau nebe taip išlaiko tą galią, kurį yra reikia. Tada atsiranda, įsijungia tenai, o kai įsijungia tenai, tuomet tas jau šilumos siurblys praranda savo prasmę ir jau jo tas darbas yra būtent nebe toks efektyvus, nebe toks pigus ir panašiai. Tai Aidai, šitą mano mintį gali išplėsti. Jo, tai aš praplėtosiu, manau, tiek vystytojų temą, tiek būtent elektrinius tenus, tai kaip ir pats minėjai, su vystytojais, ko gero, būna dažniausiai ne visiškai parinkta taip, kaip turėtų būti parinkta šildymo sistema. Tai niuansai, kaip ir pats minėjai, yra vienas, kad nori sutaupyti pinigėlių, o kitas labai svarbus, tai būtent techniniai parametrai. Dažnai mažesnės galios 4-6 kW šilumos siurbliai turi tiesiog aukštesnius efektyvumo kriterijus, kas padeda galbūt pasiekti aukštesnę klasę, būtent aukštesnę efektyvumo klasę. Tai šioje vietoje kitas tas paminėtas tavo komponentas elektriniai tenai, tai yra pagalbiniai tenai, vėlgi nesvarbu koks brandas gamintojas, visi šilumos siurbliai turi pagalbinius elektrinius tenus ir jo yra paskirtis būtent kompensuoti galę, kuomet mūsų kompresorius negali sugeneruoti jos pakankamai arba generuoja galbūt per lėtai, tarkim, jeigu kalbam apie karšto vandens ruošimą. Tai šiuo atveju dažniausiai įrenginiai turi 9 kW teną, tai tenas dažniausiai būna galingesnis negu pats šilumos siurblys, jeigu kalbam apie mažą efektyvų namą, tai tas ir padaro tą tokią kaip laisvę parinkinėti šilumos siurblį, kaip sakyti, ne patį geriausią, ne aukso viduriuko, o į didžiąją, į mažąją pusę, kadangi žino, kad visada elektrinis tenas padės jam susitvarkyti. Jo, tai toje vietoje apie projektavimą yra daug apskritai tų mitų, kaip parinkti šilumos siurblį, kokios temperatūros turi sugeneruoti. Būtent mūsų šilumos poreikius, kad tenkintų. Tai galbūt iš mano tokios praktinės patirties, iš būtent kiek esu susidūręs situacijų, tai aš turiu nuomonę vienareikšmiškai galbūt tokią nusistovėjusią, kad mes šilumos siurblį turim parinkinėti iki -10, iki -15, būtent tam tarpe. Nes priešingo atveju, jeigu mes parinksim prie -20, -25, tai paprastai sakant, mes projektuojam savo šildymo sistemą, kad jį veiktų 5 ar 10% žiemos efektyviai, kada bus laukia -20, -25.
Tai dažniausiai gamintojai pateikia lentelę prie -7, būna prie -10. Tai patarimas jums, Airido, ką jis norėjo pasakyti, kad prašykite pardavėjo, kad pardavėjas jums pateiktų šilumos siurblio galę prie -10 arba -7. Tai kaip pavyzdys, čia mes esame, nes taip pat, kas kreipsitės į mus, į Gedartą, mes patarsim, taip kaip reikia, viską parinksim. Ir ta prasme, būtent tada mes duodame 14 variantų pasirinkti. Tada žmogus supranta, kokios yra rizikos. Nes ta tokia baimė, vienas pečius kainuoja 3 000, kitas kainuoja 6 000. Tai kurį man čia rinktis. Tai kitą kartą nebus taip, kad tas už 6 000 eurų pečius atpirks tą, kaip sakant, kainos skirtumą per tą. Nes mes dar prieisim Airidai prie tų žmonių, kurie turi saulės jėgainės. Tai irgi dar norėsiu išgirsti tavo nuomonę, kaip galima būtent saulės jėgainę suderinti su planuojamu statyti oras vanduo pečiu arba planuojamu statyti namu. Tai žodžiu. Reziumė. Trumpai, to skyrius, kurį mes dabar apkalbėjom, tai profesionalai parenka jums galę, bet jūs nebijokite užduoti nepatogių klausimų, tai nepatogus klausimas yra, prie kokio galingumo jie skaičiuoja tą galę. Ir kaip jie skaičiuoja jūs, nes būtent perkant naują namą labai aiškiai yra išskirtos klasės, kuriuose yra aiškus šilumos nuostolis. Ten A pliusas, A++, tai tos dalykus klauskit. Per galingas šilumos siurblys yra negerai, tai negerai tuo, kad jis taktuoja. Tai žodžiu, tas taktavimas irgi neprideda ekonomijos ir pačiam šilumos siurbliui ilgamžiškumo irgi nepratęsia. Čia tokia mano kaip montuotojo nuomonė. Jo, apie pačią galę, apie tą oversizinimą, apsidraudžiant, kada prideda montuotojas porą kilovatų, tai iš esmės vienareikšmiškai yra mažesnės galios įrenginys, yra kur kas geriau negu didesnės galios, net nevertinant jų, kaip pavadinkim, patirtų išlaidų tiek pačiam įrenginiui, tiek montavimui, nes, kaip ir sakai, jis pradeda taktuoti, įrenginys pasileidžia 100% pajėgumu, jis tada, jo algoritmas vidinis sako, žiūrėk, man dabar reikia atrasti, kiek hercų, kiek procentaliai mano kompresorius veiks, ir jis stabdosi, nes jis yra tiesiog per galingas. Tai tie visi taktai mažina komforto lygį, žmogus tai šilta, šalta, trumpina tarnavimo laiką, žinoma, elektros sąnaudos būna kur kas didesnis. Tai dar, žinot ką, dar vieną dalyką atkreipkite dėmesį karšto vandens ruošimas. Tai irgi turi būti, kilovatai yra skirti šildyti namui, bet gal pas jūs šeima yra ten 6 žmonių ir visi švaruoliai ir ten mėgsta labai vienas pabūti ilgai vandenyje, tai reiktų tada tą įskaičiuoti galios kritimą, kad reikės dar, kad oras vanduo jums ekonomiškai paruoštų karštą vandenį. Tai irgi bus kažkoks šilumos nuostolis, jeigu mes jau kalbam apie būtent tą šilumos siurblio galios parinkimą. Tai specialistai irgi tada parinks, nes būtent tam tikrų metų kažkiek atima galios, tarkim, kelias valandas užkrauti boilerį ir jį tas yra. Tai tada irgi, jeigu ten yra didelis kiekis žmonių, galbūt tas boileris didesnis turi prasmę, bet jeigu, pavyzdžiui, gyvena keli žmonės, ten pirkti 300 litrų boilerį, nėra prasmės. Tikrai taip. Tai kaip ir pats minėjai apie šiltą karštą, tai yra vandenį, būtent karšto vandens ruošimą, tai mes ko gero pristatinėdami šilumos siurblius nepristatėm, kad tai gali būti 2 tipų vidiniai blokai, kaip vienas didelis šaldytuvas su integruota jau kažkokio fiksuoto dydžio talpa, arba talpą galit pasirinkti individualiai. Tai jeigu žmona mėgsta leistis vonę kiekvieną vakarą, jeigu turi daug vaikų, tai visada reikia pasikonsultuoti, kaip sakai, su specialistais, įsivertinti galimas rizikas ir tą pačią galę. Gerą dalyką užklydėjai. Aš Airidai paklausiu. Klausyk, tu atsakyk. Tai koks, Airidai, skirtumas yra tarp integruotos talpos ir neintegruotos talpos? Jo, tai čia toksai galbūt mitais apipintas. Nes čia dabar audito toks ir buvo su kabliuku klausimas. Jo, tai iš esmės įrenginys gamykliškas su integruota talpa, tai žinoma šilumokaičio, tai yra radiatoriaus esančio viduje karšto vandens ruošimo talpoje
vieta, būtent temperatūrinio daviklio vieta. Faktas, kad jie yra paskaičiuota, parinkta tiksliau, negu žmogus pasirenka trečios šalies kažkokio tai gamintojo talpą. Yra tam tikrų reikalavimų dėl minimalaus to gyvatuko, pavadinkim, ploto, kad jis būtų, ten kaip pavyzdys, ne mažiau 2 kvadratų, ne mažiau 2,5 kvadratų. Tai ta prasme, atsiprašau, pasakoju, bet iš babos paimtas boileris jau nebetiks tikriausiai. Tikrai ne, nes pats boileris, karšto vandens ruošimo talpa, tai turi būti jau su uždidintų gyvatukų, su uždidintų šilumokaičių. Tai dažniausiai bet kuris gamintojas, kuris pardavinėja būtent boilerius, tai jis turi specialią seriją, kuri yra tinkama šilumos siurbliam oras vanduo. Gerai, aš tai išversiu žmonių kalbą. Žodžiu, boileris turi būti nepaprastas, jisai turi būti pritaikytas šilumos siurbliui, jeigu yra montuojamas ne perkant kartu su šilumos siurbliu. Dabar buvo, tarkim, diskusija, kuo yra pranašiau, kuo yra problema. Tai žodžiu taip yra, jeigu perkate šilumos siurblį be integruotos talpos, jis yra pigesnis. Pigesnis gerokai, bet aš kaip montuotojas galiu pasakyti, tas gerokai pigesnis, jisai išsilygina kitoje vietoje. Ką reiškia išsilygina kitoje vietoje? Reiškia, reikia komplektuoti atskirai boilerį prie to šilumos siurblio ir jį paleisti per treigį vožtuvą. Tai yra, reikia dar papildomai komplektuoti. Tada papildomai prisideda santechnikos darbų. Tai realiai reikia aprišti, pajungti boilerį, pajungti tą treigį vožtuvą, pajungti juos, komunikuoti, kad jie vienas kitų bendrautų, tada surasti tam dalykų vietą. Dažnai žmonės ekonomindami tiesiog pasirenka šilumos siurblį su boileriu, vadinamai bokštą mes liaudėje vadiname, ir tas bokštas gaunasi tik iš viršaus pasijungia ir tuo pačiu yra, vadinkim, atrodo vizualiai gal ir gražiau, viskas viename guze ir atrodo nieko tada nereikia sukti galvos, nes iš mano patirties, jeigu yra montuojamas atskirai boileris, reikia prižiūrėti, kad montuotojas tikrai viską gerai sujungtų ir gerai paleistų, nes yra vietų, kur daugiau suklysti galima ir būtent galbūt kažkas nešils, kažkas neveiks. Ir tasai, o kai yra visas vienam bokšte, realiai, tuo ir gerai šilumos siurblys yra, kad tu realiai nusistatei vieną kartą, ir viskas, tu prausiesi, tu gyveni, jisai pats žino, kada jam pasišildyti, kiek pasišildyti, kad tau būtų gerai ir panašiai. Bet dabar mes grįšim prie tos kito momento, kadangi mes dar yra monoblokai. Dar, kaip pavadinkim, dar trečias tipas, nes mes kalbėjome apie splitą. Tai splitas yra, kaip būtent yra bokštas su boileriu, tada ant sienos kabinamas šilumos siurblys kaip dūrinis katilas ir šalia jo jungiamas yra boileris ir monoblokas, kur viskas yra lauke, o viduje jungiasi atskirai boileris. Teisingai? Tikrai taip. Tai realiai, Airidai, tas, kuris laukia monoblokas, jisai jungiasi taip pat kaip padingimis plitas, kuris yra be boilerio. Realiai tik tai ateinam tie patys vamzdžiai. Jo, jeigu, kaip pasakyti, eliminuotume iš vidinio bloko tradicinio oras, vanduo, šilumos siurblio išėjimus, visus kranus, tai mes gautume realiai du vamzdžius. Tai vienas, kaip sakant, tiekiamas, kitas grįžtamas karšto vandens. O toliau, ar mums reikalingas karšto vandens ruošimas, ar tai bus tik tais šildymui naudojama sistema, tai jau čia prasideda santechninis menas, kaip sakau, kaip tu jį apsiriši, nes tai yra begalė būdų, su šilumokaičiu atskiru, be šilumokaičio, su karšto vandens ruošimu, be karšto vandens ruošimo, tai tų yra būdų, ko gero, daugiau negu mes galėtume aptarti, bet ką reikia žmogui užfiksuoti, kad mes gaunam du vamzdžius, gaunam karštą vandenį iš šilumos siurblio split sistemų, mes gaunam jau atskirus išėjimus, tarkim, su integruota talpa karštam vandeniui ruošti, atskirai šildymo sistemai ir pas mus jau ateina du vamzdžiai freono, o ne būtent karšto vandens. Tai gerai, aš kaip montuotojas turiu įdėti irgi savo žodį. Anksčiau vienu metu buvo populiarūs labai monoblokai. Po to tos monoblokus kažkaip nukovė splitai ir bokštai ir žmonės labai pradėjo bokštus montuotis. Ir man čia biški paukštelis pačiulbėjo, kad čia kažkokie atsirado bais mondri nauji pečiai. Tai žodžiu, papasako man truputėlį apie Midėjos Nature pečius ir kas čia paukštelis čiulbėjo, kur čia mandrumas ir kodėl čia dar niekas nieko nežino. Tai man čia šiandien podcast'į papasako, kas čia per gerumas. Jo, tai apskritai plėtojant tą visą mintį apie monoblokus, kaip ir sakai, jie buvo be galo seniai, tik tais jie naudojo kitą šaltnešį, tai būtent
freoną, įprastą freoną kaip ir visi kondicionieriai. Dabar visi pasaulio gamintojai po truputį žvalgosi jau būtent dar ekologiškesnius, mažiau taršius būtent šaltnešius, tai šiuo atveju propanas. Tai galbūt visas tas konceptas, dėl ko tai yra keičiama, tai yra tam tikrai pasauliniai, būtent Europos ribojimai, kad kiekviena sistema turi būti vis žalesnė, vis mažiau teršianti aplinką. Tai būtent šie monoblokai turi kaip keletą niuansų. Tai būtent jie jau yra propanų, būtent šaltnešį naudoja. Bet aš kaip sakau, čia yra geras dalykas. Čia yra, ta prasme, nieko blogiau nenutinka, nes žmogus galvoja, kad jeigu čia kažkur pataupė, tai čia nieko gera. Ne, tai čia yra grinai į būtent ateitį orientuotas produktas, nes tiksliai nepasakysiu, 31-32 metais iš visos rinkos R32 freonas, visi kiti taršesni freonai tiesiog pasitrauks, nes jie yra kur kas taršesni lyginant su propano dujom, o propano dujos, kaip žinai, yra sprogios, tai būtent dėl to mes ir neturim jokio vidinio bloko, tai yra hermetiška, lauke visa cirkuliuojanti sistema, būtent saugumo sumetimais. Tai gerai, man dar tas paukštelis čiulbėjo kelis įdomius dalykus. Fun fact. Jis kalbėjo, kad tie žmonės, kurie yra jautrus garsui, galbūt ten Midea Nature, tas monoblokas gali tapti draugiškas jiems ir tie, kurie mėga sausų kimštukais, nebereikės mėgoti sausų kimštukais. Jo, tai Midea apskritai kaip gamintojas galbūt ne tik monoblokai ir split sistemos, tos populiariausios, tai turi, aš kaip sakau, ko gero aukščiausio lygio svarbiausius kriterijus. Tai vienas iš jų tai yra triukšmo lygis, kas mums yra svarbu, ar mes girdėsime ten užmiegamą palangės pastatytą lauko bloką ar ne, tai triukšmo lygis prasideda 1 metro atstumu nuo 44 decibelų, tai kur kas tylesnis negu tradicinis kondicionierius. Tai tiek monoblokai, tiek split sistemos yra ypatingai tylios ir iš tikro nelabai daug gamintojų turi pasigirti būtent tokiais parametrais, o ypač kada mes turim Midea šilumos siurblį, vadinamą vidutinės klasės, tai iš tiesiai yra rimti parametrai, kad ir su kuriuo lyginsim. Nes aš dabar žiūriu būtent va šitos parametrus, Midea konkrečiai deklaruoja, kad prie tam tikro apkrovos gali veikti 32 decibelų garsu, tai yra realiai tikrai tylu, kai palyginimas šaldytuvas dažniausiai dirba 40 decibelų, o tylus ašnuždesys yra 30 decibelų, tai realiai žinau, kad veikia tyliai. Nes būtent dažna baimė yra, kad visi galvoja, kaip mano baba, kad pasistatės tą šilumos siurblį, ir kai pradės kaut ten biesai velniai tam pečiui ir tas, tai žinokit, iš Midea išgaudė biesus ir tie biesai dabar nebekalo tenais ir tas pečius. Kodėl būtent aš užsiminiau būtent apie tą šitą naują pečių, nes propanas, tai kaip ir sakė Airdas, tai yra ateitis. Ir kaip ir būkim, kaip sakant, novatoriški, nauji produktai vis tiek yra pranašesni. Nes va čia būtent tik dabar įeinantis į rinką naujas produktas, jisai turi kažką atsinešti geriau, negu buvo prieš tai ir kažką geriau patobulinti. Tai va būtent dažnas kriterijus, ką žmonės atkreipia dėmesį, kur tas brangumas pasireiškia. Tai brangumas pasireiškia per 2 kriterijus. Kuo ekonomiškiau veikia pats šilumos siurblys, nes aš dabar matau, kad šiandien skopas yra virš 5, tai realiai truputėlį, Airdai, papasakok žmonėms apie tą skopą, kas tas yra skopas ir kodėl mes apie jį tiek daug šnekame. Jo, tai yra, kaip ir minėjau, 2 pagrindiniai parametrai, mano asmeninė nuomonė, tai triukšmo lygis vienas iš jų, komforto lygis, pavadinkim, ką mes girdim, ko negirdim. Kitas tai yra copas, paprastai sakant, kaip ir kalbėjom apie kondicionierius, skaičiukas, kuris parodo, kiekgi sudeginęs elektros energijos kilovatų gausi šilumos energijos. Tai kaip pavyzdys sakant, jeigu mes paimam tepalinį paprastą radiatorių, tai jo copas bus vienas. Vienas prie vieno. Vadinasi, 1 kilovatas šilumos. Tikrai taip. Tai dabar peršasi toks dalykas. Tai aš dabar paimu tą naują tą pečio ir suprantate, tai iš 1 kilovato noriu pasakyti, man jis pagamins 5. Taip. Tai man teoriškai, jeigu valgydavo anksčiau 1 prie 1, tai dabar gaunasi 0,2.
grubiai, jeigu imtų skopas 5, tai gaunasi 0,2. Tad 2 gaunas, kad ta elektrinė taip ir brangų. Tikrai taip. Malkos tampa brangiau. Bet vėlgi, kalbant apie visus, galbūt šiek tiek grįšiu dar prie tavo tos paliestos temos apie specialistus, parinkimą ir panašiai. Tai nėra būtent monoblokai, split sistemos, karštas vanduo rašymas, kur būtent pakalbėjom, nėra nei vieno tokio standarto, kuris tiktų visiems žmonėms. Tai būtent dėl to labai svarbu, kad sertifikuotas, patyręs specialistas parinktų šilumos siurblį, išsiaiškintų į būtent poreikius, kokie šildymo prietaisai, kokia varža, kiek žmona dažnai maudosi, kiek vaikų, ir tada parinktų geriausią sprendimą. Ir va čia mes prieiname prie Gedartos. Gedartos berniukai pagal iškvietimą gali atvykti ir įvertinti jūsų visus šilumos nuostolius, parinkti jums tinkamą pečių, jį sumontuoti, jį paleisti ir gyvenimas tiesiog kaip daina. Ir ne tik. ir ne tik berniukai pagal iškvietimą į jūsų namus, kurie parenka ir padaro viską taip, kad būtų gerai. Tai va čia po trumpos reklaminės pauzės. Mes toliau tęsime šį. Taip, tai šiek tiek grįžtant prie pačių monoblokų, galbūt dar privalumų išskirtinumų. Tai vienas yra galbūt svarbus niuansas, kada kalbėjom apie senos statybos namus. Įprasti šilumos siurbliai galbūt neapsibrėši brandais gamintojais, dažniausiai ruošia 55 laipsnius. Ką galim paduoti šildymo prietaisus? Monoblokas su propanu R290 gali ruošti iki 80 laipsnių. Tai paprastai sakant, tai jau yra sprendimas tinkantis mūsų neapšildintam, senam, kaip sakai, C klasės namui, kadangi mes galėsim leisti prie kritinių temperatūrų ne ką mažesnė temperatūra negu močiutės ten kieto kūro pečius kažkoks. Tai gerai, trumpai išverčiu šitą Airido žmonių šneką. Šitas naujos kartos pečius tinka radiatoriams ir ants ne tik tyliai veikia ir užbais pigiai veikia, bet jisai tinka ir radiatoriams, nes būtent anksčiau buvo gal neįtin daug gamintojų, kurie galėjo pateikti aukšto temperatūrius sprendinius, o jų kaip tik reikėjo, nes būtent tasai žmogus. Ta technologija turėjo kažkiek praeiti laiko, kad nebiškiai atpiktų ir taptų prieinama, tai dabar gerbimieji, tas momentas, kuomet dvejoti, aš manau, kad po šios tinklavaidės jūs tikrai jau pakeisite savo nuomonę ir jums pečiai dabar aš ir močiutę savo perkalbėsiu ant to pečiaus, kuris su velniais kur kavo lauke. Tai rezumė, kad tobulėja viskas. Ir tie pečiai, jie eina vis dėlto į vis gerin ir būtent šis naujas propaninis pečius, jisai tas. Jeigu jūs galvojate, kad jūs tą pečių pripildysit dujų ir ratas dirbs ant dujų, tai tas ne tas čia propanas, apie kurį turėjo būti. Taip, viskas eina tikrai į ateitį, tai ko gero nebeverta tiesiog rinktis tų senovinių šildymo būdų ir galbūt čia net kalbant ne apie pinigus, kalbant apie komforto lygį, kalbant apie laiką, kiek aš turiu praleisti prižiūrėdamas būtent tą savo kažkokį tai šildymo prietaisą, tai visiškai kito lygio technologija, kuri vis toliau modernizuojama, tai jeigu kalbam šiek tiek galbūt apie tuos pačius privalumus konkretaus brando, tai būtent Midea ar monoblokai, ar split sistemos, tai tiek vieni, tiek kiti turi integruotą Wi-Fi valdymą, turi būtent išvesti smart house'ui visam kažkokiam tai mūsų išmaniam pastato valdymo sistemai, nes viskas yra pagrįsta būtent Modbus valdymo protokolų, tarpusavį lauko blokas su vidiniu susišneka būtent turi, ne tas naujas, ne? Taip. Tai dabar, žiūrėkit, situacija tokia yra. Airidas pasakė, kad tas pečius turi Wi-Fi. Taip. Dažnai žmonės klausia manęs, Gediminai, man reikalingas Wi-Fi'us. Dabar, žiūrėkit, Midėjos Wi-Fi'us prisijungia prie jūsų visų namų sistemos, nes dabar net ir virdulys turi Wi-Fi'ų. Tarp kitko, pas mus ofise buvo vienas iš tikslų nupirkti virdulį, kuris turi Wi-Fi'ų, nes nepakeliant užpakalio įjungti virdulį, čia visiems atrodo 9 pasaulio stebuklas. Tai 3 metrai iki virtuvėlės. Čia fun fact, juokinga. O šiaip dar noriu pasakyti, aš iš savo pusės tokią asmeninę nuomonę. Aš manau, kad tas pečius yra ant tiek ištobulėjęs, jis ten turi pasiskaičiavęs protingas smegenis,
kad stebėti, reguliuoti nuolatos jo nereikia. Jisai ant tiek protingas yra, kad jis jau pats supranta, kas jam yra geriau, jis kitaip pasakysiu. Jis ant tiek protingas supranta ne kas jam geriau, o kas jum geriau. Tai jeigu jūs esate moteris ir jūs nežinote, ko jūs šiandien norite, tai žinau, kad pečius žino, ko jūs norite. Teisingai pasakyta, tai gražus toksai galbūt baigiamoji nuostata iš tavo pusės. Jo, kad nebūtina aiškinti pečiui, ką jam reikia daryti, nes jisai pats geriau žino, negu reikia. Bet jūs galite jį pastebėti, ką jis ten gyvena, su ko daro, kiek jums pinigų staupo. Gal būtent būtent kompozitas, dabar daug iš tiesų yra elektros jėgainių ir būtent daug didėja užklausų, kad jeigu aš statausi elektros jėgainę ir aš noriu turėti pečių. Atsakymas taip, žinau, kad tai yra neblogas variantas išnaudoti tuos kilovatus, kuriuos jūs gaunate ir padaryti namą mažiau priklausomą nuo išorės. Aš manau, kad čia gal buvo Lietuvos siekiamybė. Mes tą, aišku, ėjom tokiu hard way, sunkiuoju, nes Lietuvoje tą viską padarė labai greitai, nes A++, žinokit, Europai mažai šalių, kur taip gerai tokie šilti namai yra. Bet mes dabar jau po truputį pradedame pjauti derlių, nes žmonės realiai tikrai sumoka gerokai mažesnės sąskaitas už namų ūkio priežiūrą ir iš tiesų netgi dabar, sakyčiau, gal būta susilygino su namo kaina, nes dabar nesiniai turėjom čia diskusiją, kolega irgi turi šiltą namą, tai namas 180 kvadratų, realiai kaip sąskaitos, kaip Žirmūnuose nerenovuoto būto, o netgi artėja ir po truputį artėja jau link renovuoto būto priežiūros kainos. Tai čia, aš manau, šitoje tai galime ir pasidžiaugti, nes galbūt taip tai buvo sunku, bet manau, tas investicijos ilgainiui atsipirko. Čia, aišku, kitą temą mes čia galime išsiplėsti, bet aš tiesiog pareiškiu tokį fun fact, įdomų dalyką, kad taip iš tiesų yra neblogai. Dabar, Airidai, galim pašnekėti gerai. Aš savo babą perkalbėjau, kad dėtųsi oras vanduo pečių ir man babas sakys, tai nukėlė, tai kaip dabar man tų pečių, kad pelinus valyti jam? Reikės tos. Kokia, Airidai, gali būti reikalinga priežiūra pečiams? Apskritai, kaip pavadinkim galbūt gamintojo dedikuotas distributorius, tai pasakysiu tokią praktinę nuomonę iš praktikos ir būtent kaip jau deklaruoja dažniausiai ne tik mūsų Midea gamintojas, bet ir kiti gamintojai, tai techninis aptarnavimas kaip ir įrenginiui, kaip ir kondicionieriui paprasčiausiam reikalingas bent vieną kartą metuose. Tai rekomenduojama, žinoma, prieš šildymo sezoną, nepavyksta prieš, padarot po šildymo sezoną. Kodėl jis reikalingas? Tai paprastai sakant, jis reikalingas tam, kad jūsų renginys veiktų tinkamai, kad neįsivystytų kažkoks tai gedimas, ir kad jūs galėtumėt, kaip sakyt, mėgautis komfortu. Tai toje vietoje labai svarbu, kad specialistas patikrintų visą klaidų istoriją, galbūt ar ne per dažnai įsijunginėja temnas, ar gerai parinktos kreivės, ar netrūksta to pačio freono, kadangi... Ar yra, pavyzdžiui, įsiplėtimo bakas, nes dar momentas yra, nes, pavyzdžiui, būna dažnai sumontuojama sistema ir pamirštamas įsiplėtimo bakas, nepaliekamas atviras kontūras, nes irgi čia yra problem. Jo, tai čia galbūt yra iš montavimo pusės svarbiausia, bet kuriam šilumos siurbliui, vėlgi neapsibrėžkim gamintojui, tai yra du tokie kriterijai, tai būtent tūris, kiek cirkuliuoja vandens per šilumos siurblį, per mūsų kolektorinę, o kitas niuansas srautas, kokiu greičiu. Tai šitie du kriterijai yra vienas nuo kito neatskiriami, abu yra labai svarbus, nes jei neturim srauto, mes tiesiog gaunam klaidą, įrenginys stabdosi, jeigu mes neturim tūrio, gali išsivystyti pats didžiausias įmanomas gedimas, tai šilumokaičio trūkimas. Ir žinoma, kitos problemos, apie ką nebekalbu, tai tas pats komforto lygis, ekonomiškumas, efektyvumas ir panašiai. Tai jeigu mes turim sistemą su termostatais, kur nustačius termostatę temperatūrą automatiškai mūsų kolektoriniai uždaro žiedą ir jeigu nėra atvirų žiedų, tai mes privalomai turim statyti buferinį indą. Tai paprastai sakant, sistemai reikia tarp 25-40 litrų tūrio,
O kaip tu tą turį padarysi, tai vėlgi priklauso nuo montuotojo atsakomybės, nuo montuotojo kompetencijos. Kitas niuansas apie buferinius indus, jeigu mes turim vėsinimą, tai jis iš esmės neatskiriamas, ko galbūt nepaminėjau pačioje pradžioje, tai split šilumos siurbliai turi integruotą vėsinimo funkciją, jie gali ne tik šildyti, bet gali ir vėsinti. Tai paprastai sakant, tai pamėginsiu labai paprastai žodžiais pasakyti tokia situacija galbūt. Jeigu mes turim vasaros metu šilumos siurblį, ruošiam karštą vandenį, nes žmona mėgsta maudytis itin dažnai, bet tuo pačiu mes norim vėsinti per fankoilą, per grindis ir panašiai. Tai mūsų šilumos siurblys sukasi kompresorius į vieną pusę, susistabdo, tada sukasi į kitą pusę. Taip. Tai paprastai sakant, mes turim labai neekonomišką, neefektyvų šilumos siurblio veikimą. Tai paprastai žodžiais tariant, turim buferį, akumuliacinę talpą, mes prikaupiam vėsaus vandens, kuris cirkuliuoja per mūsų fankoilus, pavadinkim, vandeninius kondicionierius, o karšto vandens ruošimas jis veikia savo atskirai. Aš šitą vietą dabar paplėtosiu dar. Žodžiu, situacija yra tokia. Jeigu jūs reikia prižiūrėti pečių, tai gedartos berniukai pagal iškvietimą atvyks ir prižiūrės. Pradėkime nuo to. Čia jau faktas. Tai va, tai žodžiu, o jeigu iš tiesų, tai va, mes dabar įsivėlėm diskusiją apie buferinės taupas ir iš buferinių taupų perėmė šaldymą. Ir žmonėms kilo klausimas, klausant tavęs, tai kas šitas funkovas yra, tai čia kondicionierius. Truputėlį paaiškinsiu. Tai ne kondicionierius yra, žodžiu, šilumos siurblys veikia per vadinkim, per vandeninius glikolinius vamzdelius, kur ta sistema yra būtent taip. Nes būtent tarp išorinio ir vidinio yra būtent frioninė sistema, o toliau šiltnešis yra perduodamas arba šiltnešis perduodamas per paprastus vamzdelius arba per šildomas grindis, arba apie ką užsiminė apie fankoilus. Truputį paaiškinsiu. Fankoilai kol kas dar nėra populiarūs. Kodėl? Todėl, kad pirmas dalykas, jų rengimo kaštai vis dėlto nėra maži. Ir jų galingumai yra sąlyginai maži, nes būtent negalima paduoti labai žemos temperatūros. Frionas turi didžiulius temperatūrinius skirtumus, pavadinkime taip, todėl jisai efektyviai šaudo arba efektyviai šildo. Būtent su glikolinė sistema tai yra sunkiau pasiekti. Tai tada reikia didesnės inercijos. Dažnai, aišku, kai būna, tarkim, pavyzdžiui, oras vanduo, galima naudoti su šalčio sijomis, su kitais sprendimais, bet tai nėra populiarūs sprendimai. O mes šiandien kalbame būtent šiame podcast'e, kad kas jums yra naudinga. Tai mano, kol kas dar liksiu prie tos pačios nuomonės, kaip sakant, change my mind, kad vis dėlto, jeigu perkate šilumos siurblį, kondicionieriui yra tikslinga įsigyti, nes būtent vasaros tampa vis karštesnės ir kiekvienais metais mes mušom rekordus ir didesnis komfortas yra turint atskirą. Deja, retas gamintojas dabar gali pasiūlyti tokią technologiją, jinai gal ateityje irgi bus, kad būtų galima pajungti frioninį kondicionierių prie to pačio išorinio bloko. Bet šiai dienai aš tik žinau tik vieną gamintoją, bet tai yra labai brangi sistema ir ekonomiškai tai yra neapsimoka, pavadinkim taip, nes pastatyti šalimais atskirą yra gerokai pigiau negu eksploatuoti tą. Tai va, tai žodžiu, ta priežiūra, baigiant mintį su priežiūra ir papildant Airidą, vieną kartą sezone gerai yra pasidaryti, pasitikrinti slėgius, pasižiūrėti, kas ten vyksta tame pečiui ir žinokit, garantinis yra taikomas atlikus profilaktiką. Turi atvykti specialistas, turi vertinti. Kam reikalinga ta priežiūra? Žinokit, priežiūra reikalinga tam, kad montuotojas, jeigu, pavadinkim, mažiau kvalifikuotas montuotojas, jis galbūt atliko kažkokią montavimo klaidą profilaktikos metu, ta klaida gali išryškėti ir, pavyzdžiui, dažnu atveju, žmonės skambina, sako, man sugedo pečius, 95% gedimų ir skambučių yra dėl prasto montažo. Tai va, tai čia yra nesureguliuota, nepapildyta sistema, dar tasai, gedimų yra labai mažai. Ta prasme, realiai, kad įranga atvažiuotų keliautų brokota, tai yra labai, labai blogai, dažniausiai yra kažkokia klaida padaryta montuotojo ir dėl tos klaidos įvyko ten A, B, C, D gedimai. Tai va, mes apie juos neišsiplėsim, nes realiai jums nereikia žinoti, nes gedartos berniukai pagal iškvietimą jie atvykę viską padarys, taip kaip daina. Tai va, tai
Tai žodžiu, priežiūra būtina. Jeigu perkate automobilį iš autosalono, jį reikia kažkiek laiko keisti tepalus, tai mes nesakom, kad reikia keisti freoną, bet bent jau reikia prižiūrėti to freono lygį, tam, kad jūsų įranga gyventų ir džiugintų jūs gerokai ilgiau. Nes mes šiandien pasiūlėme variantus, kas jums galėtų tikti, tarkim, pavyzdžiui, tas oras, vanduo, šilumos ir blys, ir kas jis būtų, kokias būtų kainos. Aš galbūt ten į kainas nenoriu įsileisti ten ilgą diskusiją, nes tą mūsų podcastą žiūrės daugelis kartų ir infliacija gali kainas pakoreguoti. Juokauju, šiaip geras juokas buvo, bet kas suprato. Tai aš manau, kad vis dėlto kreipkitės pas mus, mes parinksime jums tinkamą pečių, pakonsultuosim. Ir pasakysim, kokie yra galimi variantai, nes mūsų lietuvėlė yra ganėtinai nedidelė ir mes tą mūsų lietuvėlę mylim ir ją stengiamės, kaip sakant, patenkinti visus jos poreikius. Tai va, tai žodžiu, Airidas šiandien užsiminė apie tą naują pečių, kuri tą informaciją aš iš jo biškelį išpešiau ir aš manau, kad tai yra geras dalykas. Ta prasme, aš manau, kad turėti tylesnį pečių, kuris duoda ganėtinai pigiai šildymą, tai yra tai, ko mes norėjom. Tai yra ne ta partija, už kurią galbūt balsuotume, bet tą pečių, kurį mes įsigytume. Tai, žodžiu, manau, gal mes šiandien šitą gražią gaidą ir pasibaigsim, ar ne? Tikrai tai. Tai va, tai žodžiu, gerbėmieji, nepabijokit pasikreipti į Gedartą. Aš galbūt net, jeigu būsiu laisvesnis asmeniškai, atsakysiu, jeigu ne, tai ten mūsų darbuotojai. Airidas jums linki, manau, pasirinkti teisingai, nedaryti gyvenime klaidų. Ir žiemą nesušalti. Ir nereikės 4 metus kentėti, kas buvo padaryta tam tikra klaida. Juokauju. Tai žodžiu, visiems gero žiūrėjimo. Tie, kas turėjo kantrybės ir žiūrėjo iki pačio galo, paspauskit laiką ir parašykit komentarą, ką jūs manote apie mūsų būtent šį pokalbį. Gal kažko nepašnekėjom, o mes ir po to patys prisiminsim, sakysim, va, dar tą reikėjo pasakyti. Bet aš manau, kad bendroj minty tas, kas dabar statosi naują namą, jie manau, kad supranta, kad va, reikia ten tą padaryti, tą atkreipti dėmesį ir va, tas yra nuo to skiriasi. Tai mes, manau, savo švietėjišką misiją atlikom. Kapitonė, sakyvom. Iki.